nuo to pradėti. Reikia nemodu, kad sako, įskelbės. Produktai yra labai blogi, pasakysiu dėl ko. Už tai, kad su žmona ryte atsikeliam ir nieko neskauda. Tai čia tik blogai valstybė, nes jaučiu, kad ilgai pensijas mokėti turės. O šiai pakėjimo istorija, nežinau, dar pakėjęs ar nepakėjęs. Prieš kokius, nežinau, dabar neatsimenu, prieš kokius 4 metus gal prastai pasijaučiau, toks ne iš tų, kur skauda ir eini, ne. Biskį ilgiau buvo, skaudėjau, ir nieks nieko nerado, tai man pradėjau svoris krist, viską. Padaro tyrimus kraujo, iš 24 pozicijų 2 juodų buvo tik tai. Visos kitos blogos. Ir niekas ten nieko nerado, tai paskui Kaune rado ekonokoką kepenų. Ir tai žadėjau daryti operaciją ten, kad persūdys kepenis, neišėjo persūdytų kepenų, nes ir širdį apėmė, ir inkstus apėmė, viską. Ir paskui atsirado čia NSP. Aišku, čia merkiščių, tai kad čia mane įtempė jausius, kokius 7 įtraukė į tą reikalą. Ne iš tų sakau, kur geriu, aš teikiu kuo nors nieko. Tai nuvežė pas Arkadijų. Arkadijus nerado kas yr, kad ir visi tikite, daktarai nerado kas yr, tai paskui sako, sakyk kas yr. Pasakiau, jisai tai pažiūrėjo mane, dar sako, sakyk, iškišk, nes šiaip liežiau nereikėjo kištų, reikėjo fotografuoti, ar ne? Jo, tai jis paskui man jau taip tiesiogiai iškišk, sako, iškišau. Tai kad tu visas griuvenas, sako. Supratau, nieko nerado, jau paskui visai griuvena. Tai paskui jis ten išrašė tų vaistų, tai sakau, dienai gėriau 63 tabletes. 2 savo cheminės tais ir 61 NSP. Ir gėriau. Ir pas tuos daktarus nevažiuoju aš, bet paskui pagalvojau, sakau, reikia žiūrėti, ar čia geras daiktas ar blogas. Ir po kokių 2 metų gėrimų pasidariau tuos pačius tyrimus, kur darė Kaune. Ir buvo tik vienas raudonas. Dabar aš jų nedariau tų tyrimų, nors jau reikėjo darytis, bet į kitą ciklą vėl nuėjau. Tai tada galiu pasakyti, kad produktas tikrai reikia ir, kaip vartot. Pasidalėjimą, matai, kaip reikia žmonės ištraukti.